Nesenai kinų kalendoriuje pasibaigė dar vieni drakonų metai, kurių metu pasaulio scenoje įvyko daug reikšmingų įvykių. 2025 metai kinų kalendorijoje yra gyvatės metai, tad sveikinu jūs visus pragyvenus dar vieną ciklą Matricoje ir šiame vaizdo įraše apžvelgsiu tai, ko galime tikėti šiais metais. Nepaslaptis, kad viena pagrindinių temų 2024 buvo karas, kurią, metams einant į pabaigą, pakeitė JAV rinkimai ir Donaldas Trumpas. Bet šis įrašas bus ne apie įvykius pasaulio scenoje, o apie gyvatės simbolizmą astrologijoje ir ezoterikoje. Tikriausiai jau atkreipėte dėmesį, kad šioje matricoje pasireiškia stebėtinai daug sutapimų. Jie reiškiasi tiek kolektyvinėje realybėje, tiek mūsų asmeniniuose gyvenimuose. Toks stulbinantis atsitiktinumų ir sinchronizacijų kiekis organiškoje realybėje būtų paprasčiausiai neįmanomas. Todėl daugybė žmonių pasaulyje, įskaitant ir mane, yra linkę manyti, jog šis pasaulis veikiau yra kažkoks iš anksto užprogramuotas dirbtinis konstruktas, kuris tik pamėgdžioja tikrąją realybę. Jame veikia tam tikri principai ir taisyklės, kurioms paklūsta visi fiziniai kūnai. Mitologija, gematrija, numerologija ir astrologija yra mokslo šakos, kurios mums leidžia žvilgtelėti į šios matricos kodą. Gebėdami dekoduoti realybę, mes galime pamatyti ne tik, kas nutiks ateityje, bet ir tai, kas jau nutiko praeityje. Ir žinant, kad pasaulis juda tam tikru besikartojančiu ciklu, ši informacija gali padėti surasti atsakymus į mums rūpimus klausimus. Tai, ką naktį matome virš savo galvų, daugelis žmonių tai yra reikšmės neturintis dalykas. Bet įgudę astrologai ir dekoduotojai mano, kad naktinis dangus yra šios realybės brėžinys, kuriame užkoduota ne tik šio pasaulio, bet ir mūsų pačių istorija. Juk didysis praėjusio amžiaus magnatas J.P. Morganas neveltui sakė, kad skirtumas tarp milijonieriaus ir milijardieriaus tai, kad milijardierius išmano astrologiją. Taip yra todėl, nes dangaus kūnai ir jų judėjimas smarkiai įtakoja ne tik žmonių gyvenimus, bet ir šio pasaulio sistemas – politiką, ekonomiką, finansinės rinkas, vandenynų sroves, gamtinės katastrofas ir daug kitų dalykų. Iš karto noriu paminėti dvi raktinės šių metų datas. Tai yra 2 visiški mėnulio užtemimai. Pirmasis kovo 13-14, o antrasis rugsėjo 7-8 dienomis. Visiškas mėnulio užtemimas kovo mėnesį pažymi lunarinio ciklo pradžią, o tai istoriškai susiję su pokyčiais ir nepastovumu. Galime tikėtis juodosios gulbės įvykių, angliškai Black Swan, kuris gali reikšti finansinių rinkų krizę, dar vieną karą, naujus įstatymus ar kokius nors apribojimus. Panašu, kad šios sistemos valdytojai ruošiasi žengti dar vieną žingsnį link savo išsvajotosios naujojo pasaulio tvarkos. Todėl galima tikėtis įvairaus pobūdžio psichologinių operacijų, konfliktų, krizių ir geopolitinių įvykių. Atkreipiu dėmesį, kad hebrajų kalendoriuje ši data sutampa su Purimo švente, kurios metu žydai švenčia išgelbėjimą nuo Makabėjų laikotarpio karaliaus vietininko Hamano surinkto sąmokslo juos išžudyti. Žodis Purim reiškia burtai. Gyvatės simbolizmas yra gana plačiai paplitęs, jo neįmanoma nepastebėti. Vienas žinomiausių gyvatės simbolių yra visiems puikiai žinomas kaducėjus. Tai lazda su 2 apie ją apsivyniojusiomis gyvatėmis, viršuje užsibaigianti nedideliais sparnais arba sparnuotų šalmu. Tai simbolis, kurį matome ligoninėse, poliklinikose, vaistinėse ir kitose medicinos farmacijos organizacijose. Kaducėjus yra siejamas su dievu Hermiu bei jo vėlesne hipostaze Hermiu Trismegistu, todėl kaducėjus simbolis dar yra žinomas kaip Hermio lazda. Hermis dažniausiai vaizduojamas su sparnuotu šalmu bei dėvintis sparnuotus sandalus. Tai simbolizuoja greitį ir judėjimą. Romėnų mitologijoje Hermio charakteristika atitinka dievas Merkurijus, kuris yra kilęs iš lotynų žodžio merks, reiškiančio prekės arba prekiauti. Iš čia taip pat kilę žodžiai prekeivis ir prekyba, todėl jis taip pat siejamas su pinigais arba fiat valiuta. Pinigai yra energija, kuri nuolatos juda. Gyvatės simbolizmą taip pat pastebime Asklepijo lazdoje, kuris yra beveik identiškas kaducėjui. Ankstesniuose savo įrašuose esu minėjęs, kad Asklepijus, medicinos dievas, buvo Apolono ir Koronės sūnus, o Apolonas yra žinomas kaip naikintojas. Taip pat kalbėjome apie nimfą Farmakėją, kuri gaudavo naudingų galių
iš šulinio esančio prie Ilisos upės. Iš čia yra kilęs žodis farmacija, kuris graikų kalboje reiškia magija, burtai ir kerai. Tai modernioji medicinos sistema, kurią yra prisiekę taip vadinami daktarai ir gydytojai, kurių diagnozės veikia kaip burtai, apkerėdami nieko nenutuokiančius ir aklai pasitikinčius pacientus, paverčia juos farmacijos industrijos preparatų vergais ir tokiu būdu vagia žmogaus gyvybinę energiją. Laikas atsibusti ir suvokti, kokia klaiki ir liguista yra ši sistema, kuri prisidengia sveikatos priežiūrą. Nesakau, kad visi daktarai, gydytojai ir slaugytojai yra blogi, sakau, kad pati sistema, kurią jie prisiekė tarnauti, yra blogis. Hermis arba Merkurijus taip pat yra žinomas kaip apgavikas, vagių ir priekeivių dievas. Kaducėjus ir Asklepijo lazda simbolizuoja apgaviką, kuris yra apsivėjęs žmogaus stuburą ir daro jam įtaką. Būtent todėl jie yra taip plačiai naudojami organizacijose susijusiose su medicina, gydymu ir sveikatos priežiūra. Kartais Merkurijus dar yra vaizduojamas kaip erelis šalia tėvo Jupiterio arba Dzeuso. Kadangi Jungtinės Amerikos valstijos yra rojaus sodo saugotojas, erelio simbolizmą matome ant šalies herbo ir dolerio kupiūros. Naujai parinktas 47-asis Amerikos korporacijos prezidentas Donaldas Trumpas vienoje iš savo kalbų 2017 metais, kalbėdamas apie meksikiečius emigrantus, deklamavo eilėraštį pavadinimu Gyvatė. Pažvelgę į Meksikos vėliavą, matome tokį patį Merkurijaus simbolį, kurį matome ant dolerio kupiūros. Tai erelis, kuris kanda gyvatę arba Hermio lazdą. Neatsitiktinumas, kad vos tik pradėję savo naują kadenciją, jis iš karto ėmėsi pasirašinėti daugybę vykdomųjų įsakymų, iš kurių keletas buvo susijęs su Meksika, naujais tarifais, sienos apsauga, emigracija, deportacijomis ir taip toliau. Viena garsiausių su sveikata susijusių agentūrų, kuri per pastaruosius 5 metus smarkiai išpopuliarėjo, yra Pasaulio sveikatos organizacija, taip vadinama PSO. Jos logotipe taip pat matome Asklepijaus lazdą, kuri yra pavaizduota ant taip vadinamojo plokščios žemės žemėlapio, suskirstyto 32 sektorius, kurių centre esanti gyvatė simbolizuoja 33 laipsnį masonų sistemoje. Visi puikiai prisimename, kokio reikšmingo įvykio centre PSO atsidūrė 2020 m. kovo mėnesį. Atkreipiu dėmesį, kad tai buvo paskutiniai pirmosios Trumpo prezidento kadencijos metai, o šį kartą pirmieji. Tad artėjant šių metų kovo mėnesiui siūlau nemiegoti ir atkreipti dėmesį į ženklus. Tai žinoma dar nereiškia, kad ir vėl įvyks kažkas panašaus į pasaulinę pandemiją. Bet jeigu sekate mano kanalą, tai tikriausiai žinote, kad šiuo metu esame apokalipsės laikotarpyje, pažymėtame antruoju antspaudu, kuris buvo atvertas 2024 metais, kuomet didžiojo Amerikos saulės užtemimo metu Apolonas Farmakėja perdavė savo vainiką antrajam apokalipsės raiteliui ir tapo Apolonu Heliumi. Įraše apie antrąjį antspaudą dekodavome, kad tai laikotarpis tarp 2024 ir 2028 metų, kuriame dominuos peilis ir ugnis. Būtent tai ir matome pasaulio scenoje, nes jinai praūžė dar vieną galingą gaisrų bangą Kalifornijoje, o durtinių atakų Jungtinėje karalystėje ir kitose Europos šalyse statistika yra rekordinė. Antrasis žirgas simbolizuoja neramumus, kuriuos sukels peiliais ir kitais šaltaisiais ginklais ginkluoti užpuolikai, o olimpinė ugnis naikins svarbią infrastruktūrą. Hinduizme dieviškosios moteriškosios energijos šakti formai suteiktas pavadinimas kundalini, taip pat vaizduojamas kaip gyvatė, kuri yra apsivijusi subtiliuosius kūno energijos centrus arba čakras. Kundalini tai jėga, esanti žmogaus stuburo apačioje. Teigiama, kad kundalini paprastai snūduriuoja, bet ją pažadinus tam tikromis praktikomis, tokiomis kaip pranajama, asanos, mudros, mantrų kartojimas ir kitomis, Ida ir Pingala nadėmis tekanti prana nukreipiama į vidurinį lataką. Kylanti kundalini persmelkia aukščiau esančias čakras, kol galiausiai pasiekiama momenyje esanti karūnos čakra. Išsiskleidusi kundalini per visą kūną, susijungia bei susivienyje su Šiva ir žmogus patiria tai, kas yra vadinama nušvitimu, nes šio susijungimo metu kūnas transcenduoja vyriškąjį ir moteriškąjį dvilypumą ir esti užliejamas amritos. Senuose krikščionių mokymuose tai buvo vadinama Kristaus sąmonė.
Senovės egiptiečių mitologijoje požemio valdovas Apepas taip pat simbolizuojamas kaip milžiniška gyvatė. Tai požeminė būtybė, žinoma kaip tamsos ir chaoso įsikūnijimas. Tradiciškai manoma, kad Apepas yra blogio dievas, o jo priešininkas dievas Ra yra šviesos nešėjas, gėrio dievas. Egiptiečių mitologijoje Ra nugalabija Apepą, kuris yra demonizuojamas. Bet yra daug įrodymų, kad Apepas iš tiesų yra natūralios žemės energijos personifikacija, kuri buvo užgrobta ir pakeista į parazitinę 369 energiją. Bet paliksime šią temą kitam įrašui. Buvo manoma, kad Apepas atneša netvarką ir suirutę, todėl 2025 metai gali būti chaotiški. Galbūt turbulenciją tiesiogiai jaus ne visi, bet tai privers atkreipti dėmesį, nes šie metai palaipsniui ko gero tik dar labiau blogės. Tačiau atminkite, kad bet kokiuose neramumuose ar pokyčiuose visuomet slypi galimybė. Žmogus, kuris yra fiziškai ir protiškai suaugęs, yra pasiruošęs priimti artėjančius įvykius. Tiems, kurie sugebės išlikti ramus ir šaltakraujiški, bus daug lengviau naviguoti šį turbulencinį laikotarpį. Sąmoningumas ir santūrumas mums leidžia pasirinkti tinkamą atsakymą į iškilusias situacijas, kol daugelis kitų žmonių užklupti nepasiruošę, dažniausiai reaguoja instinktyviai, tai yra baimė, nerimas ir emocijos. Apepas taip pat simbolizuoja virkštelę, todėl šie metai gali būti susiję su nėštumu, gimstamumu ar ligoninėmis. Turint omenyje, kaip puikiai jiems sekasi manipuliuoti visuomenę pasitelkiant sveikatos paniką, nenustebčiau, jeigu šie metai ir vėl turėtų medicininę temą. Dar vienas daugeliui gerai pažįstamas konceptas ezoterikoje yra Uraboras, kuris vaizduojamas kaip gyvatė ryjanti savo pačios uodegą. Tai senovės Graikijos ir Egipto mituose vaizduojama gyvatė, kuri laiko apsvėjusi žemės rutulį, nasrais įsikibusi į savo uodegą. Tai taip pat svarbus ženklas alchemijoje, amžino atsinaujinimo ir atgimimo simbolis, vienas iš pirmųjų begalybės atvaizdų žmonijos istorijoje, kartais dar vaizduojamas kaip žiedas, aštuonetas arba analema. Uraboras simbolizuoja gyvenimo ciklą matricoje, fizinę patirtį. Begalybės konceptas iš tiesų yra susijęs su nesibaigiančiu reinkarnacijos ciklu, kuriame yra įkalinta siela. Tuo tarpu Apepas simbolizuoja atviros, besiplečiančios energijos sūkurį. Nusimesdama savo negyvą odą, gyvatė simbolizuoja atgimimą ir transformaciją. Todėl gali būti, kad šie metai daugeliui bus transformaciniai. Nenustebčiau, kad žmonės ir vėl bus pastatyti į poziciją, kurioje turės priiminėti sunkius sprendimus, o gal net paleisti senus įsitikinimus ar paradigmas. Tie, kurie nepasinaudos progą plaukti pasroviui su šia energija, gali susidurti su sunkumais. Ypač žengiant į 2026 arklio metus, nes gyvatė yra kur kas takesnė savo judesyje, o arkliui klestėti, po kojomis reikalinga tvirta žemė. Galbūt šie metai tai laikas pasistatyti tvirtą pamatą, kad žengiant toliau nereikėtų vargti. Nors tradiciškai manoma, kad zodiakas yra sudarytas iš 12 ženklų, kai kuriuose senovinėse sistemose egzistavo 13 zodiako ženklas pavadinimu gyvatnešis arba Aufijukas. Toks pavadinimas jam suteiktas dėl 11 pagal dydį dangaus pusiaujo juostos žvaigždyno paukščių take. Aufijukas paprastai vaizduojamas kaip žmogus, sugriebiantis gyvatę, nes dangaus pusiaujo juostoje randasi šalia gyvatės žvaigždyno. Aufijukas yra kilęs iš Aufis, reiškiančio gyvatė, kurie krikščionybėje žinoma kaip apgavikas. Biblijoje Aufis yra vaizduojamas kaip gyvatė, minima rojaus sodo istorijoje. Tai yra neįtikėtinai simboliška alegorija. Nors iš egzoterinės pusės Aufis gali turėti neigiamą konotaciją, bet ezoteriškai Aufis taip pat gali būti matomas kaip galimybė rinktis, siekti išminties arba nušvitimo. Draudžiamo vaisiaus ragavimas gali būti matomas kaip sąmonės kibirkštis, susijusi su transformacija arba išminties atrakinimu. Gyvatės metai taip pat istoriškai yra siejami su karais ir konfliktais. Nesutapimas, kad karas šiuo metu yra viena populiariausių temų matricoje, turint omenyje konfliktus tarp Izraelio ir Palestinos, Rusijos ir Ukrainos, Kinijos ir Taivano, atrodo, kad į konfliktą įsitraukia vis daugiau pasaulio šalių.
Bet konfliktas nėra laikomas rimtu, kol į jį neįsitraukia Jungtinės Amerikos valstijos. O kad JAV galėtų įsitraukti, dažniausiai reikalingas kažkoks katalizatorius. Todėl galima tikėtis kokio nors reikšmingo įvykio, kuris suteiktų Amerikai priežastį ir leistų dėti dar vieną reikšmingą žingsnį naratyvoje. Kol kas panašu, kad viskas link to ir juda. Manau ir taip visiems akivaizdu, kad Donaldas Trumpas yra vienas didžiausių Izraelio rėmėjų. Jis paklūsta sionistams, kaip lėlė paklūsta ją valdančiam lėlininkui. Beveik visas jo naujas kabinetas yra pilnas žydų rėmėjų. Todėl tai tik laiko klausimas. Ir nors karo naujienų rinkimų metu medijoje šiek tiek sumažėjo, turime atminti, kad medija puikiai moka manipuliuoti ir valdyti naratyvą. Jie transliuoja vienus įvykius, kad nukreiptų dėmesį nuo kitų, o nieko nenutuokiantys žiūrovai yra vedžiojami už nosies. Žiniasklaidos pavadinimas medija yra kilęs iš Medėjos, kuri senovės graikų mitologijoje buvo burtininkė, turinti didelę galią. Todėl žinios yra sugedęs kompasas, kurio rodyklė rodo į visus 4 žemės kampus. Tokiu kompasu pasitikėti neįmanoma. Kadangi Apepa simbolizuoja chaosą, tai primena gerai pažįstamą citatą Ordo ap Keo – tvarka iš chaoso. Karai ir revoliucijos istoriškai buvo naudojami tam, kad pasaulyje būtų galima įvesti naują tvarką, naujus įstatymus, naujus mokesčius, naujas technologijas, įvairius apribojimus, sankcijas, naujas sistemas ir paradigmas. Karas yra puikus blaškymo įrankis. Mūsų priešas nėra kvailas, jis veikia metodiškai, grodamas žmonių psichiką kaip muzikos instrumentu. Nepamirškime ir to, kad šiuo metu pasaulis yra pereinamajame laikotarpyje, nes vyksta dar viena industrinė revoliucija. Tai naujas ekonomikos ir pramonės raidos etapas, pasižymintis tokių technologijų kaip didieji duomenys, dirbtinis intelektas, daiktų internetas, robotika, 3D spausdinimas ir panašiai sintezė, jų fizinė, skaitmeninė ir biologinė sąveika. Kitaip sakant, yra bandoma fizinį, skaitmeninį ir biologinį pasaulius sujungti į vieną. Kaip tai galėtų atrodyti? Taip vadinami dirbtinio intelekto algoritmai ir robotai humanoidai pakeis didelį kiekį žmonių darbo rinkoje, kas turės milžiniškų pasiekmių žmonių gyvenimams. Blockchain technologija ir tokenizavimas leis sistemai sekti kiekvieną sandorį ir pavers visuomenę dar labiau materialistinę ir komercializuotą. Genų inžinerija ir redagavimas padarys negrįžtamą žalą žmogaus genetinėme kode ir leis įvairiems tarpdimensiniams demonams užvaldyti žmogų. Dirbtinis intelektas, nanotechnologijos ir viso pasaulio skaitmenizacija visiškai transformuos pasaulį, kurį pažinojame, ir tie, kurie nespės prisitaikyti, bus atstumti, izoliuoti arba negailestingai paaukoti. Todėl mano patarimas visuomet teikti pirmenybę savo suverenitetui, nes jo atsisakęs, žmogus taps visišku sistemos vergu. Jeigu pastaruosius 5 metus sekėte Vardlino kanalą, tai žinote apie taip vadinamą Q judėjimą, kuris yra siejamas su Donaldo Trumpo tariama pelkės nusiurbimo operacija, kuri paaiškėjo kaip eilinė psichologinė operacija. Raidėje Q taip pat matome gyvatės simbolizmą. Q yra nutrūkęs ratas, tai nutekinta energija. Kadangi gyvatė yra apgavikas, Q operacijos kaltininkai įtikino žmonės, kad vyriausybėje dar yra geriečių, kurie dirba žmonių labui. Tuo tarpu aš savo įrašuose jums bandau padėti suprasti, kad visa politika yra teatras, skirtas išblaškyti ir nukreipti žmonių dėmesį. Jie visi dirba tam pačiam klubui, kuriam nerūpi žmonių interesai. Kuo greičiau tai suprasime ir liausimės dalinti jiems savo energiją, tuo greičiau galėsime išsilaisvinti ir pradėti gyventi nepriklausomai nuo jų iškreiptos sistemos. Konfucijus sakė, kad ženklai ir simboliai valdo pasaulį, o ne žodžiai ir įstatymai. Viskas šioje matricoje yra užkoduota simboliuose, todėl žinodami, kaip visa tai veikia, mes galime atskleisti tikrąją tam tikrų žmonių ar organizacijų veiklos priežastį ir ketinimus. Net grėsmingasis simbolis 666 irgi turi sąsajų su gyvate ir taip pat simbolizuoja energijos judėjimą. Kaip jau minėjau, chaosas nebūtinai yra neigiamas dalykas, nes chaosas dažnai stumia žmoniją į inovacijas, tai yra tvarka. Bet turėkime omenyje, kad sistemos valdytojai tuo puikiausiai naudojasi. 2023 m. Hollywoodo filme Leave the World Behind yra pateikta daugybė užuomenų, kurios galimai susiję su šių metų įvykiais. Žinant, kaip veikia pramogų industrija,
Nenustebčiau, kad tai dar vienas predikcinio programavimo bandymas. Pabaigai noriu perspėti, kad viskas, ką pateikiau šiame įraše, yra tik dekodavimai remiantis informaciją, kurią surinkau internete. Tai jokiais būdais nereiškia, kad viskas nutiks būtent taip. Tiesiog noriu jums pateikti pakankamai informacijos, kad pasireiškus kokiam nors netikėtam įvykiui, nebūtumėte užklupti nepasiruošę. Net nebijoju, kad jie šiais metais į mus mes ne vieną psichologinę operaciją, tad būkime pasiruošę ir išlikime ramūs. Jau geriau studijuoti matricą ir padarų veikimo principus, nei nepaliaujamai nardyti po įvairias pabaigos neturinčias sąmokslo teorijas ir ginčytis, kokia yra Žemės forma. Tai tik dar labiau įtraukia mus į šią netikrą realybę ir pasisavina mūsų gyvybinę energiją. Ir tai nėra priežastis jaudintis ar nerimauti, nes kaip visada sakau jums, visas šis spektaklis yra mūsų atsibudimo dalis, kuri nebūtinai turi būti maloni. Bet koks skausmas gali būti puikus mokytojas ir jis palieka tik tada, kai baigia mus mokyti. Todėl, kaip jau minėjau, kiekvienoje situacijoje yra dvi pusės. Visuomet stengiamės įžvelgti galimybės ir ieškoti išeities. Tikras dvasinis alchemikas turi gebėjimą neigiamą transmutuoti į teigiamą. Jeigu šis vaizdo įrašas jums patiko, spauskite like ir pasidalinkite juo su draugais. Taip pat, jeigu norite prisidėti ir paremti mano kanalą, tai galite padaryti tapdami rėmėjų Patreone. Prisijungimo nuorodą paliksiu aprašyme po šiuo video. Kažkodėl nujaučiu, kad 2025 metai mums bus galingi transformaciniai metai, kurie turės didelių iššūkių ir dar labiau suskaldys visuomenę, kuri jau ir taip yra pasidalinusi. Todėl būtų nuostabu, jeigu visame tame chaose galėtume išlaikyti šviesiai mąstančių žmonių bendruomenę ir ieškoti atsakymų kartu. Ačiū, kad žiūrėjote. Šiam kartui tiek. Iki.